Išbandau patį pigiausią makiažą, kuris yra nuo Tino. Bet pabandykime pakontūruoti dabar šitą pusę su pigiausia palete. Kaip bronzeris. Ok. Bronzeris good. Na, yra tokie taškai atsiradę, tokie plemai. Gal aš jų realybėje ir nelabai matau, bet per kamerą tai čia yra tragiška. Nu, nepatinka. Ir aš tai šiaip tai nemoku ištaisyti tokių plėmų, apart nuvalyti ir bandyti dar kartą. Aš nemanau, kad šitas dalykas yra kaltas. Aš manau, kad čia tiesiog ta pudra. Na, bet teiskime, ignoruokime, kad man taip plėmais nueina. Bandom blushą. Tas blushas neturėjo labai daug pigmento. Pažiūrim, ar šitas turi. Na, gerai. Pigmentacija nėra labai gera. Bet jeigu jūs tik pradedate dažytis ir norit pradėti naudoti bronzerius, highlighterius, blushus, tai šita paletė tada yra labai gera, nes tu neperdėsi per daug. Na, aš darau klaidas, bet aš nežinau, kad aš esu make-up artistė. Čia tiesiog pudra dabar blogai yra, bet jeigu aš būčiau normaliai pasidažius, aš manau, kad šitas blushas visai gražiai atrodytų. Testas prieš natūralią šviesą. Kas atsitiko su mano veidu, aš kaip klaudas jaučiuos. Viską, ką sakiau apie pigmentaciją, galima tiesiog susikišti subinę. Yra ta pigmentacija, tiesiog man per tą šviesą nerodo. Ir šiaip makiažas atrodo dabar jau geresnis. Tų dėmių aš net nebematau. Tos dėmės jos dingo. Tai kas jas išgelbėjo? Gal blushas išgelbėjo? Aš tiek, kiek dabar mes pasidažėm, būčiau truputėlį greičiau pasidažęs, bet tiesiog čia atrodo, kad reikia vis kažką taisyti, pažiūrėti, ar viskas gerai, ar nenuslinko, ar nepasidarė dėmės. Pavyzdžiui, šitam apšvietime atrodo vienaip, ten atrodo kitaip. Šitos paletės ir manom highlighterį. O, šitas man labiau patinka. Gal dėl to, kad jis yra baltesnis? Aš manau, kad šita paletė iš tikrųjų yra labai gera. Nuo dabar. Dabar žiūrėkit, šitas kampukas ir tas kampukas. Aš noriu ginčyti su savim ir tuo pačiu save išgelbėti. Toliau antakiai. Aš jums prisipažinsiu. Pieštuką patį pigiausią jau išbandžiau. Man nepatiko, bet net nežinau, ar nepatiko būtent šitas, ar tiesiog man nepatinka pieštukai. Čionais yra Wet n Wild pieštukas, man tiesiog nepatinka. Gal tiesiog pieštukai nepatinka. Bet išbandžiau Revolutiono Power Brown, spalva Dark Brown. Toks irgi pieštukas, bet jis yra kaip su aplikatorium tokiu. Ir pažiūrėkit, jis yra kvadratinis toksai net. Nu, žiauriai patiko, ta prasme, čia yra geriausias dalykas, kokį aš naudau antakiam. Man tai patiko. Wow. Atrodo, kad negaliu per daug jos spaust ir nebūna tokių griežtų labai linijų. Ką, pavyzdžiui, būtent aš su pieštuku ir savo pasidarau, kas